bėgioju, galima sakyti, 10 metų, man atrodo, netgi daugiau. Viskas prasidėjo paprastai, reikėjo man numesti svorį. Bėgimas čia paprasčiausias dalykas, nes nereikalaujantis ypatingų sąlygų, tiesiog paimi ir išbėgi. Aš nežinau, galima šnekėti? Aišku, kad galima, čia laida apie sveikatą. Poros bėgimas tikrai ne apie sveikatą, žinokit, nebandykit niekada gyvenime. Ir mes kaip organizuojam rugsėjo mėnesį 7 dieną varžybas, 100 km, ateikit Vingio parke. Tai mes pakvietėm stipriausius sportininkus, kurie bandys pagerinti tą pasaulio rekordą. Poros bėgimas aplamai labai kenkia sveikatai. Kartą po finišo ten krito spaudimas, mane nuvežė į ligoninę, paėmė kraują. Gydytojas sako, aš mačiau tokius tyrimus pas lavonus. Geriau kaip japonų filosofija, karys tegul miršta karo lauke, negu prie PlayStation. Taip. Sveiki visi, įsijungė mūsų nuostabųjį podcastą tinklalaidę Gyvenimui su cinkeliu. Mano vardas yra Timūras, mes grįžtam po mažytės pertraukos, aš esu atsigavęs po atostogų ir mes čia darom tą patį dalyką kaip ir anksčiau. Kalbam apie sveiką gyvenseną, sportą ir tai, kas susijęs su gera savijauta, kuri ateina iš vidaus. Šiandien pas mane yra ypatingas svečias, žmogus legenda, ilgų nuotolių bėgikas iš Lietuvos, dalyvaujantis plento bėgimo maratonų varžybose ir jų organizavime, Aleksandras Rokinas. Labas. Sveiki, labas. Aleksandrai, pagaliau mes ją pagavom. Jo. Labai džiugu. Jo, aš čia prabėgdamas, jūs mane pagavot dabar laidoj. Tai visų pirma, laba diena, o antra, biški jaudinasi, nes geriau prabėgti 50 km, negu čia dalyvauti. Gerai, aš pažadu, kad bus labai viskas paprasta. Vat mes įsivaizduokim, kad nėra čia aplink esančių žmonių, mes tiesiog sėdėm ir kalbamės ir pažindinsimės. Aleksandrai, kiek jau metų tu bėgi, kiek laiko ir iš vis, nuo ko čia prasidėjo? Buvo, nežinau, kažkokia mintis kilo, ar vat kaip tu į tą visą įkritai? Taip, jau bėgioju, galima sakyti, 10 metų, man atrodo, netgi daugiau. Viskas prasidėjo paprastai, reikėjo man numesti svorio, nes kaip ir jaunystėje buvau fit vaikinas, irkluotojas, gerą figūrą turėjau, paskui prasidėjo darbai, pabaigiau su sportu. Ir kažkoks tai laikotarpis buvo gal 8 metai, kad kai nesveikas maistas, alkoholis, cigaretės. Visi šitą turi, dažnai užsitęsia paskui ką, iki senatvės. Okay, buvo tas periodas. Žiūriu vieną gražią dieną, kad mano svoris apie 100 kg ir pagalvoju, kažką reikia keisti gyvenime, taip tęstis nebegali. Ir 100 buvo ne čia, o 100 čia buvo. Visur galim po truputį. Gerai. Tai buvo, kiek pamenu, balandžio 1 diena, pasakiau savo viskas, reikia kažką daryti. Ambairio taip, ne? Bėgimas čia paprasčiausias dalykas, nes nereikalaujantis ypatingų sąlygų, tiesiog paimi ir išbėgi. Nes irklavime, jeigu irkluoti, tai reikia valties, irklo, vandens reikia, kai šalta nepairkluosi, o čia... Pradžių plaukti reikia išmokti, jeigu iškrisi. Okay. Tai bet tu su bėgimu kažkokį turėjai ryšį nuo irklavimo, reiškia sporto laikų, tu supratimą kažkokį turėjai, ne? Šiaip jo, mes kai irkluotojas, tai žiemą ypač ir slidinėjom, ir bėgiodavom, krosus ir taip toliau. Aš negaliu sakyti, kad aš nuo nulio pradėjau ir kūnas labai greitai viską prisimena ir man reikėjo, aš galėdavau prabėgti 5-10 km plus minus laisvai. Okay. Tu vėl panaudoji terminą, kurį čia man tas trolė yra sakęs ir man visą laiką keistai skamba, sako, kūnas prisimena, yra raumenų atmintis, čia yra realus dalykas. Aš manau, kad taip, labai greitai prisimena, aišku, reikia keletą savaičių ir po kažkokio laikotarpio tu žiūri, kad, viskas, jau gali judėti normaliai. Aišku, nebus tie rezultatai, kurie buvo jaunystėje, bet plus minus. Bet svarbu, kad pradėjai. Taip. Okay. Kaip tu pradėdamas, tu turbūt vis tiek kažkaip planą turėjai, kad kaip nepamesti, nežinai, būnagi labai energingai pradeda žmonės kažką tokio daryti ir paskui labai didingai dega viskas. Jo, visų pirma, čia nebuvo pirmas bandymas mesti viską, čia koks 3, 4, bet tas galutinis išėjo. Ir taip, iš pradžių buvo toks tikslas prabėgti pusmaratonį, maratoną, bet kai aš prabėgau pusmaratonį, man tapo taip neįdomu, reikėjo kažkokio tai tikslo ir vaikščiodamas Vingio parke susiradau lankstinuką su kvietimu sudalyvauti 100 km bėgimas, buvo organizuotas Vilniuje.
Ir nuo to viskas prasidėjo. Buvo likę, aš kiek pamenu, 50 dienų iki varžybų, galvojom, nu va, iššūkį savo, pabandysiu prabėgti. Pradėjau ruoštis, kaip ruoštis, tiesiog bėgiot ir viskas. Ir atėjo ta diena, buvo labai sunku, bet aš finišavau tą 100 km ir tas jausmas duoda tau ant sparnų, tu tiesiog skraidai, nes aišku, kūnas ten savaitę 2 negalėjau vaikščioti, sanariai, raumenynas skaudėjo, bet mintise tu skraidai. Jo, čia vat yra kažkas tokio, kai užsibrėži tikslą ir tu jį pasieki. Aš esu panašų dalyką patyręs, kai aš ėjau pėsčiomis tą piligriminį žygį ir 650 km nuėjau, tai irgi tai yra nebėgimas, bet ėjimas, bet suprantu, vat, ką tas psichologiškai labai duoda. Parą reikėjo ar daugiau? Aš ėjau per mėnesį, 26 dienos gaudavosi. Čia toksai, kur savęs nevarai, bet vis tiek nusivarai. Nes kaip aš sakau, tai buvo taip, tiesiog pakilau nuo PlayStation sofutės ir išvažiavau į žygį. Jokio pasirašymo nebuvo. Tai čia irgi dalykas, kurį visi mano. Bet apie bėgimą. Gerai, ar tu bandėjai kažkokius kitus būdus prieš tą bėgimo reiškia imdamas, sakai, kad tai nebuvo pirmas bandymas tą svorį mest, ar ne? Ką tu dar bandėjai prieš tai? Tas pats būdavo, kažkoks tai sportas, nes reikia vieną priklausomybę pakeisti į kitą priklausomybę ir viskas. Ir bus daug lengviau. Na ir sakau, čia tas galutinis bandymas ir taip ir išėjo, kad 10 metų jau bėgioju. Paskui atsirado gyvenime ir paros bėgimas. Iš pradžių buvo toks mini šokas, nes ieškojau varžybų, nebuvo. 100 ieškojau ir Aidas Ardzijauskas pasiūlė man, davai, pabandom paros bėgimą. 100 dar apčiopiamas atstumas, tu žinai, finišas, startas. Taip, o čia tiesiog laiko limitas, kurį bėgi. Laikas, jo. Bet realiai sustoti negali paradą laiko? Šiaip kaip formatas vyksta, taisyklės nedraudžia sustoti bet kada. Teoriškai tu gali prabėgti vieną ratą ir viskas, tai eiti miegoti ir tą parą parašys tau, tu prabėgai 1 kilometrą. Aišku, niekas taip nedaro, visi bėga ištisai, ypač pasaulio ir Europos čempionatuose. Įsivaizduokit, kaip vyksta varžybos. Na, čia kažkur tai Vingio parkas, rato ilgis nuo kilometro iki 2. Tu turi palapinę, kur gali pasidėti visus daiktus, gėrimus, maistą ir taip toliau. Reikia turėti padėjėją, kuris tau gamintų maistą ir padavinėtų, nes kad nesustoti, nieko nedaryti. Ir bėgi. Pasaulio čempose bėga ištisai, gal sustojate pakeisti avalynę, tualetą ir taip toliau. Galim mini klausimų užduoti, kiek plius minus buvo sustojimas vidutiniškai per paskutinius 3 kartus. Čia per tą paros bėgimą? Jo. Nu, minimum 2 kartai, aš sakyčiau, turėtų būti. Ir po kiek laiko? Aš dabar įsivaizduoju, aš greičiausiai tūlikęs susisukęs, nežinau, 15 sekundžių, žinai, nebent, aš taip įsivaizduoju, 2 kartai po 15 sekundžių, mano spėjimas. Jo, labai arti. A ne? Jo. Iš tikrųjų, su mažais reikalai, aš nežinau, galima šnekėti. Aišku, kad galima, čia laida apie sveikatą, čia yra viskas apie sveikatą. Paros bėgimas tikrai ne apie sveikatą, žinokit, nebandykit niekada gyvenime. Čia psichologija yra, ne? Jo. Taip, sustojimai buvo mažais reikalais. Merginos, aišku, čia kitas dalykas, o vaikinai bėga, daro viską į buteliuką. Ta prasme, be sustojimų valgai, gėrimai, su mažais reikalais, be sustojimo. Tik tai buteliukas yra kambariukį kažkokiam? Ne, tu paprašai savo padėjėjų, kad aš, duok man buteliuką, aš pasisiuoju. Tu bėgdamas varai? Taip, be sustojimų, kad negaišti laiko, nes pasaulio čempas visi lipa ant kulnų ir taip toliau, nenori prarasti laiko. Ir tik tai sustoja dideliais reikalais. Tai taupai, užbėgi į tūliką, padarai jo bėgi. Tai taip. Kaip pitstopas formuliai, panašiai kažkas tokio. Panašiai taip ir vyksta. Ir aš tobulėjau prieš, jeigu imam nuo galo 3, tai buvo sustojimas 2 minutės, paskui 1 minutė ir paskutinę parą be sustojimo išėjo. Oba. Taip. Jo. Bet tai po to kūnas jau sako, ką tu čia su manim darai, ne? Po to sustoji
tave tikrina doping kontrolė ir klausia, ar nori tuliką. Tikrai taip. Kuo greičiau viską padarė. Okay. Gerai, tai žodžiu, mes turim tokį supratimą, kad kiek tu čia tame laikosi, o kada tas hobis tapo jau gyvenimo būdu, nes čia vis tiek, žinai, suprantam, kad dominuoja dabar šitas bėgimas pas tave. Jo, iš pradžių aš turėjau darbą iki pandemijos. Aš galėčiau pasakyti, kad pandemija mane pastūmė išeiti iš darbo, tuo laiku darbas buvo uždarytas pusė metų ir visas pastangas dėjau į bėgimą, išaugo rezultatai ir galima sakyti, nuo 19-20 metų jau tapau kaip ir pro. Taip. Okay. Tai, nežinau, o nebuvo jau tokių minčių, kad galvoju, gal jau kažką kito norėčiau, nes, man tikrai, kaip pasakė, kad mes su tavim kalbėsim, mes turėsim laidą, aš jau sakiau prieš laidą, kad aš taip patogiai kažkur sėdėjau ir aš galvoju, aš net neįsivaizduoju, kaip dabar galėčiau norėti bėgti kažkur tai. Tai nebūna, kad jau galvoju, jau nubėgau jau savo. Aš atvirkščiai negaliu įsivaizduoti save, kai aš nebėgau. Kai nėra treniruotės, man kažkaip tai tuštuma ateina. Kodėl? Okay. O gerai, o ką tada dabar jau tau bėgimas duoda? Nes jau mes, žinai, svoris nukrito, ten 100 prabėgai, parą prabėgai, jau rezultatų yra. Kodėl dabar vis dar bėgi? Kas čia? Yra tikslų visų pirma. Ir čia tapo kaip tavo profesija. Tu negali nebėgti tiesiog ir viskas. Ir tam tikrų planų dar yra. Aš tikiuosi, kad išeis. Žiūrėsim. Galiu išskleisti, nes visiems sakiau, nes dabar šiuo metu paros bėgimo pasaulio rekordas yra 319 km su metrais, o aš kaip skaičiukų vaikis, man reikia apvalesnių skaičių. Tai yra, nes yra 200 mylių, tai yra 322 km, tai trūksta dar 3 km, tokia svajonė ir 100 km pasaulio rekordas dabar 6 valandos 5 minutės. Tai vis planai išlipti iš tų 6 valandų. Okay. Ir mes kaip organizuojam rugsėjo mėnesį 7 dieną varžybas, 100 km, ateikit Vingio parke. Aha. Tai mes pakvietėm stipriausius sportininkus, kurie bandys pagerinti tą pasaulio rekordą. Deja, aš nedalyvausiu, nes turiu traumą, gan didelę. Šiemet aplamai šis sezonas nuėjo velniop, nes viskas prasidėjo nuo sausio mėnesio, kai pagavau stres kaulo lūžį. Okay. Čia nuo smūgio pastoviai struktūra lūžta. Viduje. Okay. Negali bėgti. Okay. Tai lūžo iš vienos pusės, kaip ir užgyjo, po kelius mėnesių vėl pradėjau bėgti, padidinau krūvius ir iš kitos pusės lūžo. Tai šis sezonas taip, be. Okay. Bėgimo. Tai aš ir norėjau jau ir pereiti prie to, kad, nes dažnai būna, aš esu irgi turėjau, giminiai turim tokį vieną bėgiojusį vienu metu intensyviai žmogų ir per šeimos susirinkimus būdavo sakoma, bet tai ten sąnariai tau pareis, gerai, tai įdomu dabar iš profesionalų sužinoti, kas nukenčia, jeigu nukenčia, nes turbūt kiekvienas sportas savo ir žalos, ir pliusų turi. Tai bėgiojant, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ką galbūt darytum kitaip, jeigu dabar būtum tas jaunuolis prieš 10 metų? Dabar aš tiesiog, jeigu žinočiau, kad bus lūžis, tai tiesiog duočiau kūnui pailsėti, nes pajutau jau nuo praeitos vasaros, kad kažkas negerai, jau norisi poilsio, bet nepaklausiau kūno, pradėjau ruoštis kitam sezonui ir viskas lūžimas. Tiesiog reikia daugiau poilsio tikrai duoti, o dėl sąnarių, kuo toliau, to mažiau girdžiu tų pasakymų. Aha. Anksčiau būdavo taip, kur tu bėgioji, nes žmonės aplamai mažai žinojo apie ultrabėgimą, Lietuvoje ypač. Tokie krūviai, sąnariams negerai, bet iš tikrųjų iš kitos pusės aš galiu pasakyti, ką tu nenaudosi savo kūną, tai ir prarasi. Tai prasme, jeigu nebėgiosi, sėdėsi su PlayStation. Aha. Nors aš mėgėjęs PlayStationą pažaisti, galėsim apsikeisti. Gerai. Būtinai. Tai, bet jo, čia šiaip labai geras pastebėjimas, kad tai, ko tu nenaudoji, sunyksta. Tai čia iš esmės, tik tai turbūt irgi yra limitas, kaip tu intensyviai tą turėtum naudoti. Iš tikrųjų, aš negaliu sakyti, kad čia labai sveika, paros bėgimas aplamai labai kenkia sveikatai, nes vieną kartą po finišo krito spaudimas, mane nuvežė į ligoninę, paėmė kraują, gydytojas sako, aš mačiau tokius tyrimus pas lavonus. Wow. Ačiū.
1000 kartų kažko, fermentų kažkokių tai buvo daugiau negu reikia, bet čia praeina. Jo. Iš esmės, tai čia toksai gaunasi, vėl tokia distancija. Žinau, kad yra žmonių galvojančių, kad eina kraują duoti reguliariai, sako, tada ten atsinaujina kažkaip. Tai čia gaunasi irgi, kad tu taip nuvarai viską ir paskui vėl viskas atsistato, ne? O, kartais jo. Tam, žinai, kaip Feniksas vis prisikeli. Ok, tai, žodžiu, tai nėra taip, kad sąnarius sunaudosi, sudroši ir taip toliau. Tikimybė yra, bet geriau kaip japonų tų filosofija, karys tegul miršta karo laukia, negu prie PlayStation. Taip. Gerai. Gerai, šitas dabar paskutinis lūžis, ar čia yra didžiausia tavo turėta trauma, ar čia didžiausia, ar ne? Jo, tikriausiai taip. Tai čia kaupėsi kaip išeina. Jo, nuo sausio mėnesį neturėjau rimtų treniruočių. Dabar gydytojai gerai, kad leido su dviračiu važinėti, nes nėra apkrovos tam kaului. Tai važinėjo dabar su dviračiu. Okay. O gerai, tai dabar suprantu, vis tiek buvo laikas, kai intensyviai bėgioji. Ar buvo, nežinau, vėl santykiam turbūt irgi būna iššūkis. Ar buvo jau, nežinau, kokių draugų sakančių, žiūrėk, jau mes pamiršom, kaip to atrodai ir panašiai. Nes vis tiek, tai kai pasineri, kai pasakai, viena priklausomybė keiti kita, tai akivaizdžiai šitas veikesnė, daugiau jai laiko gali skirti. Jo, bet iš tikrųjų jau draugai priprato, kad aš bėgioju ir tai neatima tiek laiko. Visų pirma, aš toks vyturėlis, aš mėgstu ypač vasarą, atsikeli 5 ryto, išbėgi, pirma didžiausia mano treniruotė būna, tai 8-9 aš jau grįžtu, kaip ir visą dieną prieš akį. Aha. Ir žmona mane pažįsta, irgi mes susipažinom, kai aš jau bėgiojau, tai jinai kito manęs nepažįsta, nėra pasirinkimo, kad lyginti. Tai negali sustoti, žmona paskui sakys, ne, tu turi bėgioti, aš tavį įsimylėjau bėgiojant. Taip ir varys žmogus. Okay. Pusės, tai... Ar buvo žmonių, kuriuos užkritai bėgiojimų? Gal buvo, nežinau, gal jau ne vienas? Aš tikiu, kad taip, nes čia tokia misija gaunasi, kad jo, kartais žmonės parašo, kad dėl tavęs aš pradėjau bėgioti, ačiū tau, tai labai malonu. Geras. Tikrai labai stiprus dalykas. O kaip tada pradėti? Vėl tavo buvo aiškus labai motivatorius numesti svorio, dar po kelių bandymų akivaizdžiai norisi kažko tokio, bet būna, nežinau, galbūt su mažesnė motivacija žmonės, kurie per. Tai nuo ko pradėti? Visų pirma, reikia norėti, nes yra įvairių sportų, nes kai kuriem bėgimas, kiek žinau, nepatinka visai. Per prievartą irgi ilgai neišbėgsi, tai geriau pasirinkti kažkokią tai sportą, kuris patinka. Dviratis, slidinėjimas, plaukimas ir taip toliau. Bet jeigu yra noro, tai po truputį didinti atstumus. Galima nuo pradžių, jeigu negali visos tos distancijos nubėgti, gali prasieiti pusę distancijos, paskui prasibėgti. Ir taip, kai teliuoti vieną gražią dieną, tu prabėgsi visą savo užsibriežtą ten 3-5 kilometrai. Okay. Žodžiu, neforsuot nuo pradžių. Jo, iš tikrųjų jo. Okay. Neforsuoti, paskui varžybos, paskui 5 km, 10 km, pusė maratonas, 100 km para. Ir čia negalas, čia yra tik tai ultrabėgiko pradžia, tokia vidutiniška distancija, galima sakyti. Taip. Nes yra 2 parų, 3, 6, 10. Yra ilgiausios varžybos Amerikoje vyksta 5100 km, duoda jie 50 dienų, reikia prabėgti. Ir nebėga iš taško A į tašką B ratais, ten ratas pusė mėnesio. Tiesiog ten vienoje vietoje, ne? Wow. Toks gyvenimas ant kojų. Okay. Ar yra kažkoks tipažas žmonių, gal esi pastebėjęs, kam bėgimas tinka ir limpa ir kam nelabai? Jo, tikriausiai kažkoks tai turi būti tipažas, ypač tie ultrabėgikai, jie biški turėtų būti smegenim negerai, kad, ta prasme, bėgti. Ir tokie žmonės į vidų koncentruoti. Aš kiek bėgikų irgi matęs, jiems su savimi yra labai gerai ir jie kai bėga, jiems yra geriausia, akivaizdžiai. Taip. Tu esi vienas, tu medituoji, kai bėgi, ypač ilgose distancijose. Kartais prieš visėjimas kažkoks tai ateina atsakymas į tavo klausimus ir taip toliau.
tai tikrai padeda. Okay. Tai va čia yra, atrodo labai mistiškai, kai sakai, kad ateina prašviesėjimas bėgant, kai tu ten, žinai, bėgi jau putos paskui drimba ir tu iš paskutinių, koks ten gali būti prašviesėjimas, bet va ateina kažkaip. Ne, kai kūnas adaptuojasi, tau lengva bėgti, ypač kai gera nuotaika, tu pabaigi treniruoti, sakai, wow, prabėgtas, sakykime, 30-40 km ir dar galėčiau bėgti, bet jo, kartais pagauni tokie. Okay. Dabar įsivaizduok, žiūri mus žmonės, kas mokyklai turėjo bėgimą ir prisimena bėgimą baisiausiais prisiminimais, nes durė ten šoną, uždusimas, visa kita. Ką daryti, kad to nebūtų? Va tiesiog dabar labai paprastas klausimas. Ką daryti, kad nedurtų šoną arba, malonu būtų bėgti? Čia reikia laiko, tiesiog adaptacija organizmas, kad kūnas adaptuotųsi, raumenys, sąnariai, kraujagyslės. Čia tas šonas durė nuo apkrovos. Organizmas nepriprato dirbti, apdirbti tiek kraujo, kepenys, sakykime, ir nuo to spaudžia. Tai tiesiog per mažai bėgiojama yra. Jo, taip. Okay, tai čia, geras. Nes logiška, nes būna tie vaikai mokyklai, jie dažniausiai nieko neveikia, tik per fizinį. Parukai už kampo. Jo. Ir dabar tada pyksta, kad moku, tau nebenoriu. Taip. Ar svarbu yra kažkaip mityba sportuojant bėgiojimą? Na, šiek tiek yra, bet tikrai čia ne pagrindinis klausimas. Aišku, jeigu jūs norit dalyvauti olimpinėse žaidynėse, ten reikia viską prižiūrėti, nes ten kiekviena smulkmena žais. Bet aišku, laikytis dietos visada reikia. Plius minus, kaip visur rašo, baltymai 2 gramai plius minus ant kūno kilogramo kūno masės, riebalai 1 gramas ir kas lieka angliavandeniai ir patartina, aišku, sveikesnį angliavandeniai, košės, makaronai, taip toliau ryžiai. Bet jeigu, aš, pavyzdžiui, visą laiką žiūriu į laikrodį, jisai rodo, kiek aš suvartojau energijos, kalorijų, tiek maždaug plius minus ir bandau suvalgyti. Ir leidžiu savo kartais ir daugiau, nes būna dienų, kai tu nubėgi ir 70 km ir ten suvartoji 5, 6 ir 7 tūkstančius kilokalorijų, tai tikrai sveiko maisto nepakaks tau. Per daug suvalgysi. Tai... Bet būna dienų, kai sau leidi ten, žinai, jau kažką rimčiau tokio. Taip. Okay. Kartais po ilgos treniruotės litras ledų suvalgai dar kažko. Taip. Okay. Tai vienas iš tų priežasčių, kodėl tu bėgi, tu gali skaniau daugiau pavalgyti. Šiaip, čia labai gera formulė. Jeigu mėgstat gerą maistą ir daug, jums reikia pradėti bėgioti. Tada ir valgai, ir geras. Nebūčiau niekada pagalvojęs. Aš nors ir valgau daug, man jie nieks nelieka. Tai kaip, žinai, man ir tas bėgiojimas. Tau reikia bėgioti. Tu lengvas, galėtum nerūkai. Gydyt, ne visai, retai labai cigarus, tai čia, žinai, bet jaučiu, kad reikėtų. Nes dar irgi, turbūt ir žiūrovams yra galbūt buvę, būna kartais toksai, bent jau man prisikopia per ilgą laiką, kai fizinio aktyvumo neturi, kūnas pats nori, sako, toks prabėg, žinai, ten maždaug, ten 200 sprintų nuvarai ir galvoju, daugiau nebeišeitų, bet reikėtų tikrai kažkaip tai. Ar nežinau, kažkoks tavo dienos meniu, kur jeigu ruošiesi varžybom, tai tik tai ir nieko ten papildomai nevalgai. Kaip griežtai tu į tai žiūri? Norėčiau griežčiau žiūrėti, bet plius minus. Man patinka, aš galiu kartais ir mėnesiais valgyti tą patį, man neatsibosta, bet aš susiformavau plius minus tokią dietą prieš varžybinį ir aš laikausi ją ir viskas. Kad būtų paprasčiau, nereikia ten kiekvieną patiekalą skaičiuoti kalorijas, taip toliau. Kartais užeina, sakykime, per dieną suvalgydavau 30 kiaušinių, bet be to geltono, be trynio. Tiesiog 3 kartus po 10 kiaušinių baltymus. Jo. Okay. Tai, bet meniu turbūt pats yra pasikeitęs, ar ne, iki nuo bėgiojimo, ir čia pradžioje bėgiojimo ir dabar, ne? Nėra, kad jau tą patį. Stengiuosi sveikiau maitintis. Okay. Tai iš esmės bėgiojimas kaip ir pastato į tam tikrą būseną.
Tai čia nes irgi gal kartais būna žmogus, nors jeigu tu nejauti, kad norėtum, bet jeigu padarai veiksmą, tai tai atsiranda ir noras. Čia nebūtina kartais turėti pirmą norą ir tada veiksmą atlikti, ne, čia tas veikia, tas sujudinimas visų tų vidinių dalykų. Ok, va tas rekordų pasiekimas man dar labai įdomu, va asmeninio to tokio, žinai, užsibrėžimas, tai turbūt, akivaizdžiai duoda motyvacijos tęsti, ką darai, ar ne? Ir kiek, kuriam laikui pasitenkinimo rekordų užtenka, ko, žinai, jau net nepareini ir sakai žmonai, žiūrėk, aš sugalvojau dabar čia naujai ir jinai tada už galvos goja, vėlas su idėjom. Yra kažkoks laiko limitas, kur tu vat, gyveni tuo gėriu, kurį pasiekai? Taip, tikrai yra. Gal jisai su laiku mažėja, nes kaip narkomanija kažkokia. Ko daugiau, tai dozės didesnis reikia. Kažkur tai minisiuką tikrai, jeigu labai pavyko, kiek pamenu, kai buvo pasaulio rekordai, tai jo, toks ateina, visų pirma, per treniruotės tu kartais galvoji, jeigu būtų, pakelčiau ranką, taip toliau, bet kai tu padarai, tai iš tikrųjų kiti jausmai ateina toks, kad darbas padarytas, viskas atsipalaiduoja. Viskas. Okay. Ja, nieko nesinori ir kartais būna po varžybų, 1-2 savaitės tokios būna tuštuma viduj netgi. Nėra tikslo gyventi. Jo. Taip. Šitą irgi puikiai suprantu jausmą. Man įdomu dar, bėgiojame, man atrodo, vienas svarbiausių dalykų yra avalinė. Ar ne? Čia aš neklystu sakydamas. Kiek, nežinau, laiko tu užtruki, kol tu radai tai, kas tau tinka, nes ten irgi, žinau, yra variacijų. Jo, yra visų pirma kažką sakyti, kad nešiokit tą ir tą avalinę tikrai nesakysiu, nes reikia surasti savo, nes mes visi skirtingi esam, kai kuriem patinka biški minkštintas padas, ar ne? Jo, minkštesnis, kitiem ne. Tai jo, reikia iškuoti ir su laiku surasit savo tinkamą. Ir patarimas, nupirkit tada daugiau tų porų, nes jie dingsta, paskui ieškai po visą pasaulį, po eBay, taip toliau, man taip dabar yra. Nes dingo mano modelis ir viskas, aš sėdžiu. Negaliu su kitais bėgti. Tai iš esmės gal ir trauma dėl to, nes iš esmės batus viskas reikia į teismų padaryti. Taip. Bet čia yra tikrai labai keistas fenomenas, kur tai yra tavo, žinai, darbo įrankis vadink ir jo tipo bam ir nebėra. Ir tada jo, koks stresas rasti kuo pakeisti. Ok. Tai dabar tu minėjai, kad tu labai anksti keliesi, ar ne? Tu mėgsti tą ankstyvą išbėgti, o tu ir miegi išėjęs. Jo, anksčiau einu, taip. Mes taip su žmona labai esam skirtingi. Jis labai mėgsta vėlai eiti ten. Pelėda ir viturys, žodžiu. O aš jau keliuosi, jinai tikrai mėga. Ok. Tai jūs iš esmės prasilenkėt kaip estafetę, ne jinai baigė, sakai, dabar jau aš. Ok. Gerai, kaip tu pasikeiti prieš varžybas, kai tu pradedi ruoštis, nes mes kalbėjom, kad tu, žinai, kai nesiruoši, tai tu ten subūt savo ir leisti, daugiau maisto gali savo leisti. Kas dar galbūt keičiasi tavo dienotvarkiai, gal dar kažkokiose kitose tavo savybėse? Prieš, atsipalaidavęs Aleksandras, nieko jau laimėjo viską ir dabar ruošiasi kažkam. Kaip tu pasikeiti? Iš tikrųjų nesikeičia niekas, tik tai morališkai, kad viskas lieka, sakykime, 3 mėnesiai iki varžybų. Viskas, reikia atsisakyti to, sakykime, nesveiko maisto daugiau, grįžtesnis treniruotės, didėja apimtis, organizmas irgi taip ima save, kad jisai žino, kad bus sunku ir viskas. Ok. O kaip motivaciją išlaikai? Nes, aš esu irgi ir bandė ten sportuoti, eiti judėti ir paskui būna, kur taip kažkaip taip ir užnyksta. Tai kaip tą išlaikyti? Motivacija visą laiką yra, nes ir baimė yra, nes blogai pasiruošti irgi tokia baimė, kuri tave stumia. Ir negalvokit, kad man kiekvieną treniruotę patinka išeiti. Ypač, kai antra treniruotė vakarinė, tu pastebi, kad paimi tą puodelį kavos, stovi ir žiūri pro langą, tempi laiką. Reikia susiimti. Gerai. Toks pokalbis su savimi. Jo, žinau, kad pavargai, bet nieko nepadarysi. Čia tavo darbas. Žinau, viena iš trikų, kurį naudoja sportininkai, tai yra, sako, jeigu tu ir nenori arba nesijauti, kad nori sportuoti, sako, tu bent jau susirink tą aprangą arba jau jinai suruošta, sako, tu bent nueik į erdvę, kur sportuoja žmonės ir būna ten jau kažkas nutinka. Jo, svarbiausia pradėti. Jo, kai išbėgi, 1 kilometras,
iššyla organizmas ir jau gali tęsti jau normaliai. Okay. O kaip tu mėgsti treniruotis? Vienas pats ar pavyzdžiui, komandų? Nes čia irgi labai turbūt ir sportai skirtingi, nes reklame tai ten vienas, dviese, būna tarp žmonių. Taip. Bėgime tai turbūt vienas varai ir tiek. Jo, man patinka vienas, aš toks uždaras daugiau, bet kai nuvažiuoju į Keniją, tai, sakykime, tenais tik tai grupėmis bėgioja žmonės, labai mėgsta, sako, kaip tu vienas bėgioja, man atvirkščiai. Visų pirma, gali pasirinkti savo tempą, nereikia paskui kažką bėgti. Aišku, minusų yra, kad tave gal pastumė tą grupę greičiau bėgti ir taip toliau. Yra savo pliusų, savo minusų. Okay. Kenija dar ir galvoju, gal jie žinai, kodėl man Kenija, kodėl bėgio grupėm, nes esu girdėjęs kažkur, kad reikėtų, sako, bėgti arba judėti, ar apie kažkokį kitą gal sportą buvo kalbama, kad tokiu tempu, kad dar galėtum kalbėti. Apie dviračio gal minimą čia kažkas tokio buvo. Čia tiesa? 80% visų treniruočių šiaip turėtų būti toj zonai. Aha. Jo. Kartais 2-3 kartus per savaitę reikia labai greitai, o visos kitos plius minus jo, kaip tu sakai. Jie irgi labai lėtai, jeigu bėga, tai bėga lėtai, šneka, jo, atsipalaiduoja ir taip toliau. Okay. Tai čia toks įdomus kultūrinis skirtumas, kaip jie sportuoja, reiškia, ir kaip mes užkienės bėgikai. Pas mus irgi grupėmis bėgioja, bet aš kažkoks tai toks individualistas labiau. Okay. Žodžiu, jie matyt, kai bėgia grupėje, jie per lėtai tau kalba, nes kai su savim šnekėsi, galima greičiau. Gerai, aš žinau, kad bėgimas čiagi prieš kokius, tai 5 metus labai stipriai pradėjo populiarėti, gal netgi truputį daugiau. Ten ypač banko sektoriuose žmonės įsijungė ir net tarp komikų būdavo juokaujama, kad tie bankininkai bėga nuo kažko, jie kuo ilgesnė distancija nuo kažko akivaizdžiai bėga. Tas bėgiotojų toksai, kaip sakyt, kultūros išplėtimas į gerą, ar čia kaip tik galvoji, čia nežinau, per daug čia jų čia sugadino arba visuomenė pradėjo neigiamai žiūrėti, galvo, ten už senamiestį vėl uždarė bėgikam, žinai. Kaip tu į tai žiūri? Aš labai pozityviai žiūriu. Kuo daugiau žmonių bėgioja, sportuoja, to geriau, aišku. Kai pirmose Vilniaus maratonuose, kiek girdėjau, bėgo vos ne 200 žmonių, o dabar 1000 ir daugiau užsirašo. Tai super. Čia toks paradoksas gaunasi, nes bėgikas mėgsta bėgti vienas, bet dabar bėgimas kaip populiarus, kai aš esu viename bėgime buvęs, būtent Vilnius, man atrodo, tai ten aš tą pusmaratonį bandžiau prabėgti. Tai ten tu ten, kai pradžiai pradedi bėgti, ten net nebėgimas, o tas ristelė, nes ten dar visi susigrūdė. Tai čia tas yra paradoksalu, kad bėgikas mėgsta bėgti vienas, bet pradžioj išbėga su 1000 kitų. Tai nors finišuoja ten paskui jau tikrai ne visi. Taip. Okay. Atsimeni savo pirmą maratoną, kada tu įveikiai? Kas ten buvo per jausmai, nes čia irgi kem 2 kilometrai, ar ne? Čia yra ką veikti. Mano gyvenime taip išėjo, kad buvo pusmaratonis, keli gal 1-2 ir paskui iš karto 100 km. Ir po 100 aš prabėgau maratoną. Tai man buvo lengviau iš tos pusės. Okay. Bet jo, visų pirma, visose distancijose galima mirti. Galima nubėgti 1,5 kilometrą ir mirti finiše. Čia kiekviena distancija turi savo tempą, savo pastangas ir taip toliau. Tai negalima sakyti, kad sunkiausias varžybos čia ilgiausias varžybos. Ne, šiaip skaitosi aplamai. Širdies maksimalus darbas trunka, kai varžybos vyksta nuo 10 iki 20 minučių. Tiksliai negaliu pasakyti. Da maksimaliai dirba tavo. Galima ir plyšimus pagauti širdies. Čia baimės, čia neklausykit. Okay. Bet įdomu, dabar už tai vietą galvoju vėl, vardant tų žmonių, kurie žiūri ir galbūt, nežinau, atsimena bėgimą ne iš geriausių. Aš esu tą patyręs, kur tas, kai paskui mokyklą, kai sportavau ir kur kojos pačios neša. Ar tas ir ilgas distancijas bėgant nutinka, ar vis tik reikia kažkiek dar iš savęs? Kaip ten kūnas dirba, man įdomu, nes yra kažkada, kada tu ten iš jėgos varai, ar yra paskui, kada jau savaiminis tas bėgimas vyksta? Kartais jo ateina tokie jausmai, kad kūnas pats neša tavęs. Tai būna, kai viskas pagal planą vyksta, arba tu viršį į planą ir tu toksai žiūri, wow, koks aš kietas ir tau morališkai duoda. Ir organizmas, man atrodo, toksai yra taupus aplamai. Jisai taupo, tu matai, kad
iki finišo lieka, sakykime, kilometras ir jisai tada atsijungia, duoda tau visą energiją, nes mato finišą, tuoj pasibaigs viskas, davai. Tu durnelį bėg, kaip nors atlaikys. Atlaikys. Okay. O dabar, ar nėra rizika kažkokią traumą tuo metu turėti, nes tu atrodo kontrolę tokią sąmoningą paleidi, kūnas pats savim pradeda, iš esmės atsiskiri tu nuo savo kūno, kūnas sako, žiūrėk, aš dabar tave pavešiu. Tai ar čia yra, nežinau, teoriškai kokia trauma? Teoriškai galima. Jo. Galima, ne? Bet jausmas yra... Bet mūsų organizmas labai turi didelį tą rezervą. Mums atrodo, kad mes bėgam maksimaliai, bet kūnas tikrai gali daugiau. Visų pirma, čia per treniruotumą viskas pareina, va čia olimpinėse žaidynėse. Ten jau kūnas maksimaliom pastangom dirba, tai ir greičiai kitokie, o netreniruotas kūnas, aišku, ir traumą galima gauti, kai neapšylės kūnas ir taip toliau, bet mažiau negu olimpinėse žaidynėse, sakykime, kur maksimalios pastangos yra. Okay. Dabar galvoju, apie olimpinės vis kalbam, gal ir durnai paklausiu, bet toks mano darbas. Ar mąstė, kad apie olimpinių normatyvų įvykdymą, važiavimą, atstovavimą Lietuvai ir kažkas tokio? Visų pirma, kur olimpinės normatyvas, ten tokia konkurencija didžiulė. Ultrabėgimas, galima sakyti, tokia kita virtuvė. Tenais daugiau tokia filosofija, kova su savimi, o jeigu palyginti netgi su maratonu, ten visai kiti greičiai, visai kita konkurencija ir ten neįmanom prasiveršti, nes ten kosmosas. Tai tie kiti greičiai, tai įdomu, tada detalės, tai ultra bėgime yra mažesni greičiai ar? Jo, taip. Okay. Gal ten bėgi ilgiau, lėčiau, bet tikrai maratonininkas daug greičiau bėga. Bet iš kitos pusės, kai ateina maratonininkas sakykime, netgi į 100 km, bėga pirmus kartus, tai jiem atrodo, kad labai lengva viskas, bėga iki 50 km ir paskui žiūri, jau stovi rūko. Siena jau, žodžiu, viskas. Ja, reikia adaptuoti kūną ilgesniam bėgimui. Gal biški lėčiau, aš kiek kartų esu matęs, kad bėga žmogus, šypsosi, taip toliau jam lengva ir kaip nukerta jam. Paskui. Okay. Čia šitas būna net ir jau pradėjusiam, atrodo, jeigu nepasirinkai tinkamo greičio, tai jo, mirsi. Okay. Žodžiu, tai tada, patarimai, kurie nori pradėti, neskubėti, savo tempą ar ne ir didinti po truputį. Po truputį, jo. Gal bėgiokit su kompanija, bus lengviau, gal pasirinkit kokį minkštesnį miškas, ten, nežinau. Asfaltas irgi plius minus gerai. Dabar visi brandai batai turi minkštesnį padą, tai galima ir bėgti asfaltu normaliai. Okay. Bet yra turbūt skirtumas, ar ne? Ar tu bėgi trinkeliam asfalto, ar ten kažkur tai miške, nes vis tiek ten, kur dedikuoji, ir dėmesio reikia visai kitos koncentracijos, kad neteisingai kažkur padėsi slysėlis, čia yra... Rizika jo miške bėgti, jo. Kartais taip, galima ir traumą gauti, tai žiūrėkit, rinkitės patys. Jo. Okay. Ar yra kokie nors, nežinau, pagalbiniai būdai, kaip savo bėgimo galimybės pagerinti? Turiu minėti ten kažkokius, nežinau, priedų ten pagerinti. Mano mama ten galvoti iš karto, čia dabar vitaminų reikia jam kažko tai duoti. Ar yra kokie nors priedai, kuriais būtų galima savo fizinę būklę pagerinti bėgimą? Vitaminai, priedai gal duoda kažkiek tai, bet ne tiek, kiek reklamuoja. Aš skaitau, kad, 1-2% dadės, bet visų pirma, čia didžiausia dalis tai yra krūvis, poilsio režimas ir bus nauda. Kas pagerins, tie patys gali pagerti vitaminus. Visų pirma, geriau nueiti į kraujo tyrimus priduoti, pažiūrėti, ko trūksta ir tada galima pagerti. Pavyzdžiui, pas mane visą laiką trūksta vitamino D, kažkokiu tai kalcio, magnio kartais, bet dažniausiai viskas tvarkoja. Ir aš norėčiau pasakyti, kad reikia nubėgti, sudaryti tokią bazę. Lėti bėgimai, be jokių pagreitėjimų ir taip toliau. Reikia surinkti minimum 1000 km. 1000, geriau 2000 km tų lėtų, lengvų bėgimų, kur galima bėgant šnekėti.
ir ant tos bazės jau statyti ir pagreitėjimus, ir kažkokį tai darbą daryti. Iki tol bėkit savo ramiai, savo normą darykit, ten, sakykime, 5 km per treniruotę, 4 kartai per 5 kartai per savaitę, kiek išeina, 25-30 km, tai va, 30 savaičių minimum reikia va, taip ir bėgti. Po truputį didinti galima, bet pagreitėjimus kažkokius tai nedarykit, nes reikia, kad adaptacija vyktų ir kaulai, raumenys, kraujagyslės, širdies sistema ir taip toliau. Geras, čia labai įdomus apie tą 1000, nesu ne kartą girdėjęs, bet žinai, kaip su automobiliu kažkas irgi būna panašaus. Nauja perki iš salono, tai čia iš esmės adaptacija trunka tą patį 1000. Ok, čia šitas įdomu. Tai jo, tai visiems tiem, kas svarstėt gyvenime, norėjot, galbūt dabar jau bėgiojat, tai linkim nepamesti, neperspausti, ar ne, nes tada ta motyvacija irgi labai stipriai kenčia, kai tu kažkaip tai norėjai daugiau, negu galėjai ir nepadarai tuo metu. Aišku, galima surizikuoti, galima pabūstinti savo formą, gal nieko neatsitiks, bet didėja rizika tikrai. Jeigu pradėsi ten po kelių savaičių jau varyti įkalnės, pagreitėjimus ir taip toliau. Okay. Ar yra žmonių, kam bėgioti nerekomenduojama būtų? Aš manau, kad mes sutvirtyti taip, kad mes galim bėgti. Aišku, ten bus didelis viršsvoris, sakykime, žmogus sveria 200 kg, ten labai atsargiai reikia ir prižiūrėti, kad neskaudėtų sąnariai, taip toliau, minkštesnį avalynį pasirinkti, bet jisai eina, po truputį gal kažkur tai pabėga, kaip sakiau, kaitalioja bėgimas su ėjimu ir aš manau, kad visiems tinka. Okay. Aišku, ten, jeigu labai ten didelis kažkokie tai širdies, kraujagyslių lygos, tai aš negaliu garantuoti nieko. Ten taip. Gydytojai tik sako. Ar yra kokie nors, nežinau, liekamieji bėgiko, žinai, va, jau kai daug metų ten bėgioji sportuoji, ar būna, kur, žinai, jau prieš lietų galvoji, kur mano kremas pasėti, žinai, pasėti. Ar yra kažkokių tokių dalykų? Ar kaip būtent ta pati logika, jeigu naudoji kūną, tai jisai ir veikia? Jo, toks ritualas kartais ateina, reikia, jeigu saulė, tai pasitepti, reikia ten to užsidėti. Svarbiausias ritualas pakrauti vieną, kitą dalyką, ausinės, laikrodis, ten dar kažkas. Ten susideda iš 5-4, dabar tos tos aparatų visokiausių, taip. Yra. Tai nesau, telefoną, pamiršai, ten ausinės, negali muzika. Va, dėl muzikos irgi man labai patinka su muzika bėgiuoti, kai kuriem muzika maišo, bet jeigu nusėdau telefonas ar dar kažkas be muzikos, aš taip kaip nuogas bėgu, kažko trūksta. Šiaip įdomus momentas, nes aš irgi tam savo piligriminiam, kai jau ten irgi buvo žmonių, kurie su ausinėm eina ir aš galvoju, palauk, tai tu dabar atvažiavai, čia atskridai ten 100,000 km į šitą vietą, kur čia visi nori ir tu eini izoliavęs save nuo tos aplinkos, į kurią tu atvažiavai patirti. Na va. Tai čia, bet čia turbūt bėgime, kalbam, kad yra nuėjimas į save labai stipriai, ne? Jo, bet varžybose nenaudoju muzikos, nes visų pirma atsibosta po kelių valandų, jau erzina. Ir antra, reikia bendrauti su padėjėju, tai nesiklausysi muzikos. Bet kai kur mačiau netgi kelių parų bėgime, kai žmonės netgi, toks dalykas, vienas paėmė su lipnė juostą, prisuko savo telefoną taip ir eidama šnekėjo su kažkuo. Čia varžybų metu. Su vyru gal, su dar kažkuo. Žinai, čia būna, kai vaikai paskambina ir klausia, kaip čia tą makaronų išsivirti, tada galvoja, nu gerai, mama dabar eina į darbą, žodžiu, gerai, dabar aš bėgsiu ir šnekėsiu su tavim. Okay, įdomus, komiškas vaizdelis. Gal tu esi pastebėjęs, kokias didžiausias klaidas daro žmonės, kurie pradėjo bėgioti? Mes kalbėjom, kad užsiplėšė per daug, kalbėjom apie avalinę, gal dar mes kažką praleidom, ką reikėtų žinoti prieš pradedant, kad paskui kuo ilgiau tas tavo bėgiojimas tęstosi? Ne, iš tikrųjų, aš manau, kad viskas su patirtim ateina, aišku, galima klausyti kitų patarimų, bet vis tiek per savo kūną viską praeiti, nes kai kuriem tas gerai, tau bus blogai. Tai vis tiek paklausykit, ten kažkas šneka, kažkas patarė, bet per savo kūną vis tiek. Patirtis yra svarbiausia mūsų gyvenime
jūs turit praeiti Kartais žmonės jo klausia, ką reikia valgyti, ką vartoti. Nu, sakau, tas tikrai ten duoda 1-2 procentą, tu išleisi pinigų veltui. Arba sakys, su kokiais batais man bėgioti, tikrai aš nepatarsiu, nes reikia paieškoti savų. Jo. Man dar įdomu asistento darbas ultramaratonininko bėgime. Ar čia būna vienas ir tas pats žmogus? Nes, pavyzdžiui, kaip žinau, raliai šturmanai, ten yra atskira rinka, jinai yra nedidelė, bet šturmanaujančių žmonių yra labai labai nedaug ir tą reikia mokėti daryti. Asistento darbe, kokius reikia niuansus išmanyti ir žinoti, nežinau, kaip ilgai šalia prabėgti, ką turi žinoti asistentas ultramaratonininko? Jo, iš tikrųjų, gerai turėti patirtį, ta prasme, būti ultramaratoninku, tu plius minus žinai, kas vyksta su kūnu, kai tu po 12 valandų, sakykime, jau šnekėti negali, valgyti negali, tai reikia paversti biškį, kartais pastumti. Tai visų pirma, aš esu dėkingas savo broliui, kuris 90 procentų visų varžybų, tai jisai man padeda atvažiuoti, tai jisai iš žvilgsnio žino, aš ten. Aha. Pavyzdžiui, turi ten keletą variantų vandens, sako, ką tau paduoti, kokią, man tik tai pirštų reikia parodyti, šitą duok ir viskas. Kartais morališkai reikia pastumti tave, kartais būdavo taip, kad toks nuovargis didžiulis, kad aš sakau, kitame rate aš sustosiu, pamiegosiu. Sakau, va. Aha, stumė toliau, ok. Geras. Bet dabar galvoju, taip išeina, kad ultramaratonininkas trenerio neturi, jis pats save treniruoja. Jo, dažniausiai, visų pirma, įvairiai galima pasakyti. Ir aš turiu trenerį. Nuo 20 metų, kai pandemija prasidėjo, tai aš turiu treneris, jisai Lenkas, mes bendraujam internetu daugiausiai, bet jisai atvažiuoja į varžybas. Ir rugsėjo 7 irgi atvažiuoja. Tai jo, vyksta bendravimas, planų rašymas, bet toks planų rašymas toks demokratiškas daugiau, nes aš galiu pasiūlyti, aš šitą nebėgsiu, tą pakeisim į tą. Toks bendravimas vyksta. Ok, nes taip kaip aš įsivaizduoju, ten yra darbo, kuris nuolat šalia ir žinai, kaip ten koks boksų treneris, kuris ten daug jausi zurzė, tai taip nėra. Tai įdomu, kad jo asistentas yra turbūt nekaitaliojamas žmogus, jis vienas, kai yra. Jo, dažniausiai geriau turėti savo, arba kas turi patirties, ypač trumpose distancijose, sakykime, 100 km, tai ten paprasčiau. Paros bėgime jau sudėtingiau, nes reikia naktį, reikia visų pirma ir tam pačiam padėjėjui labai sunku, nes reikia nemiegoti. Aš pamenu, spėdavau apibėgti ratą, žiūriu, brolis jau miega. Butelį, bam. Viens kitą, žodžiu, pastumė, geras. Okay. O dar gal, ar yra kažkokia amžiaus riba, kur jau žmogus, sakytum, geriau nebėgioti? Nes mes esame matę ten per teliką, ten ir 90 metų ten bėga ir čia džiaugiasi visi. Aš visą laiką galvoju, kad ką jie daro. Jie jį skatina kažką blogai savo čia padaryti. Ne, aš manau, kad amžiaus bėgti visą gyvenimą galima, bet aišku, rezultatai, jeigu šnekama apie ultra bėgimą, tai jisai biškai vėliau ateina, nes reikia subręsti. Aš manau, kad nuo 30 iki 40 tas pikas ateina plius minus. Okay. Aišku, yra jaunesnių ir gerų bėgikų, bet tas pikas dažniausiai ateina ties 40. Ir praeitas pasaulio rekordas buvo padarytas, kai žmogui buvo 40 metų. Ir man pavyko padaryti ypač, kai buvo 40 metų. Ok. Geras. Tai amžiaus ribojimų nėra. Iš esmės bėkit ir nestabdykit. Taip. Ir visų pirma, visų pasaulio rekordų yra ir amžiaus grupėse. Tai yra paros bėgimas, ten, iki 40, iki 50, 60. Tai visur galima statyti rekordus, prašau, niekada ne vien. Geras, tikrai labai gerai. Ar būna taip, kad jūs, atrodo, atvažiuoja ten visiškai abudu ten su broliu, jūs pasiruošę, viskas turėtų būti gerai, ten, nežinau, pamiegojęs, taip toliau, išbėgi, turėtum ten nubėgti ten tą savo 100, nubėgi 20 ir jauti, kad nebus. Atrodo, žvaigždės prieš tave. Ar būna tokių atvejų? Oi, taip, visokių variantų būna ir jeigu mes šnekam apie treniruotę, tai dažnai būna, kad planas keičiasi, išbėgi. Ir žiūri, kad viskas, kūnas, ne, šiandien sako, geriau pasitaupyti, geriau sustoti, nes dar blogiau savo padarysi. Pakentiesi, aišku, bet bus dar blogiau, kitą dieną dar blogiau bus.
Ir varžybose irgi būna bėgi, ypač kai nepasirinkė tinkamo greičio, kiek buvo pradžioj, pas mane irgi toks azartas ateina, atrodo viskas lengva, kaip sakau, varžybos ultrabėgimuose prasideda nuo antros pusės. Sakykim, paros bėgimas po 12 valandų, jeigu neturėsi jėgų, viskas, tu mirsi, sustosi, negalėsi, neparodysi rezultatų. Taip ir yra, jeigu kiek kartų buvo pasirinktas per didelis greitis ir tu tam tapai tiesiog stebėtojų, nes buvo pirmas ar antras pasaulio čempas, kur aš bėgau pirmoje vietoje, pirmas 12 valandų netgi turėjau pranašumą prieš antrąją vietą apie 20 km, bet aš žinojau, kad viskas varžybos pralaimėtos, nes taip krito greitis, aš vos neėjau ir tik tai žiūri, kad vienas aplinkė, tai antras, trečias, morališkai žlugšta viskas ir jo, nemalonu. Taip, visokiausių būna čia gyvenimas. O tai gerai, kaip sprendžia tokius atvejus, kur, atrodo, pasiruošęs, viską padarė ir žinai... Viskas nusižudyti norisi. Visų pirma, visada mintis ateina, kad ką tu čia darai. Čia paskutinis kartas, niekada gyvenime tu nebėgsi tą parą, jau viskas čia. Ir visą laiką sakai, atsimink tas mintis blogas. Nes paskui, kai praeina savaitė, dvi, viskas užsimiršta ir tu nepamini netgi varžybų. Pamini, kad bėgai tenais, pradžia, gal pabaiga, viskas. Kaip ir nukerta. Taip. Čia tokia savybė žmogaus tikriausiai, kad pasimiršta tos blogos emocijos ir viskas. Ir lieka tik tai pozityvumas. Todėl ir žmonės grįžta į tą paros bėgimą. Aš nežinau, galima tai palyginti ar ne, kai moteris sako, kai pagimdo, sako, ne, niekada gyvenime antro vaiko, ne. Paskui žiūri jau antras vaikas, trečias ir taip toliau. Čia geras pavyzdys žiūrovim, kurie žiūri, kad yra matyti šito. Aleksandrai, buvo labai malonu pabendrauti, smagu susipažinti. Aš linkiu, kad tos traumos nebekamuotų ir būtų galima bėgti dar tuos tikslus įgyvendinti. Ačiū labai. Tai va, ačiū už apsilankymą, o ačiū visiems, kurie žiūrėjo. Čia buvo Gyvenimai su cinkeliu. Iki kitų kartų.